tekstas, kurį apmąsto visa Dievo tauta pasklidusi po visą margą pasaulį. Ir šitie žodžiai šiandien mums ypatingai tinka, nes mes susibūrėm budėti. Tai kas net nelabai ilgai, vos 1 valandą, bet vis tiek budėti, tai yra išimti iš savo gyvenimo, iš savo darbų, iš savo rūpesčių, iš savo vakarienių, iš savo buvimo namuose dalį laiko ir paskirti šitam budėjimui. Kitoje vietoje Jėzus pasakys labai svarbius žodžius, kurie turėtų būti mūsų programa. Vargšai mes. Jėzus sakė, visą laiką budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Pasirodo, budėjimas ir malda yra mūsų gyvenimo būdas ir mūsų gyvenimo stilius. Aš, tiesą pasakius, paskutiniu metu, matyt, arba senstelėjau, arba truputėlį pabrendau ir pradėjau mąstyti, iš kur mano kai kurios nuodėmės. Ir aš nusprendžiau, kad, taip pagalvojau, kad turbūt tai buvo ta valanda, kai aš nei budėjau, nei meldžiausi. Būtent tai buvo šita valanda, kai aš buvau pasilikęs pats vienas su savimi. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Štai šitas mūsų perspektyvos kelias, nežinau, ar visus džiugina, ar liūdina. Nepamirškim, kad Jėzus puikiai supranta mūsų situaciją ir mūsų padėtį. Kai po sunkaus darbo Jėzaus mokiniai sugrįžo ir pasakojo, kiek daug jie nuveikė, Jėzus sakė, eikite nuošaly ir truputį pailsėkite. Bet jūs žinote, kas atsitiko, vos jie nuėjo truputį pailsėti, tuoj pat reikėjo veikti. Tai ir poilsis neatima iš mūsų budėjimo ir maldos režimo. Tik aš įsivaizduoju, kad mes per daug dėjuojam dabar turėdami priešaky šitą perspektyvą. Visą laiką budėti ir melstis. Kas tai pajėgia? Šitai pajėgia Dievas. Jis visą laiką budi ir visą laiką meldžiasi. Jėzus šitai parodė savo gyvenimą. Jis visą laiką buvo pasiruošęs pasitarnauti, kas atsitiktų, jis budėjo. Ir mes sakom, kad Dievas yra apvaizda. Tai yra nuolat budintis dėl mūsų ir mums. Kai tada Mozė kalbėjo su Dievu, kuris kalbėjo kažkur šalia prie degančio krūmo. Tai jis sakė, aš esu esantis dėl tavęs. Ir buvau dėl tavęs, ir būsiu dėl tavęs, ir esu dėl tavęs. Ir veikiau dėl tavęs, ir veikiu dėl tavęs, ir veiksiu dėl tavęs. Ar ne tai reiškia visą laiką budėti? O paskui ta malda. Atsimenam Jėzaus gyvenimo stilių. Jis labai dažnai melsdavosi ant kalno, pakalnėj, ryte, vakare, naktį. Visą naktį praleisdavo, pavyzdžiui, maldoje. Šitaip jis rodo, kad Dievas visą laiką meldžiasi. Žydai čia mums priminė labai svarbų dalyką, kad Dievas meldžiasi žmogui. Dievas nuolat kreipiasi į mus, vis bando prakalbinti. Tai štai ir linkėjimas būti panašiais į Dievą. Nuolat budėti ir nuolat melstis. Šitaip mes pajėgsime būti neveidmainingais tarnais, o tai yra tiems, kuriems neskirta verksmo ir dantų griežimo patirtis. Tiems, kuriems skirta bičiulių susitikimas, bet iš tikrųjų budėti ir melstis tai būti su Dievu. Žinoma, Dievas mums dažnai dovanoja, kaip jiem atsiskyrėme, daugybę brolių ir seserų. Ir kartais, kai mes norim pabėgti, budėti ir melstis į
tai turim budėti ir melstis su bendryje, su broliais seserimis, kurie ne visą laiką yra mieli. Tai pavyzdžiui ir šitą vakarą miesto misijų tęsinyje. Mes šlovinam Dievą ir meldžiamės už kauniečius, už jaunimą ieškantį tikėjimo šviesos. Melsimės už taikos karo baisumų krečiamą pasaulį. Meldžiamės popiežiaus intenciją, kad pabėgėliai prievarta priversti palikti savo namus, rastų svetingą priėmimą ir būtų ginamos jų teisės. Štai mūsiškio budėjimo ir mūsiškės maldos intencijos, o aš linkiu, kad jos taptų budėjimu ir malda, kur bebūtume visada, kaip dera ištikimiems, neveidmainingiems Jėzaus tarnams,